Labas vakaras. Labai džiugu matyti taip gražiai besišnekučiuojančius. Tai šiandieną mes turim viešinę, bet aš kaip sakau, turim dovaną, 3 karalių dovaną. Nes man ir pati, kai sutikau iš tikrųjų Ligitą mišiose, bet atėjo mintis, galvoju, kodėl nepadovanosiu jum ir savo šito susitikimo. Ir pakalbinus sesę Ligitą Ryliškytę, jinai maloniai sutiko, pasiūlė temą ir matau, kad atsiliepė, išgirdo. Tai šiandieną mes išgirsime paskaitą 3 karališki atsivertimai, teologiniai apmatai. Profesorė Ligita Ryliškytė yra sesuo Eucharistietė, teologijos ir medicinos mokslų daktarė, rekolekcijų vedėja. Ir prieš porą metų mes labai džiaugiamės, kad šičia buvo taip pat ir jos knygos pristatymas, kodėl kryžius, dieviška draugystė ir teisingumo galia. Jeigu kažkas norėsite paskaityti šią knygą, jinai yra anglų kalba, šiuo metu dėja dar negalim, nes jinai, sakant, skaitoma, bet turėkit minti, jeigu norėsite paskaityti. Ir sesuo gal pati pristatys naujausią knygą, šiek tiek užsimins, nes jau pradėjau kalbinti, kad turėtume naujausios knygos pristatymą. Tai prašau. Ačiū labai. Ačiū visiems susirinkusiems, labai smagu matyti tokį nemenką būrelį. Tikiuosi, kad mane gerai girdit, mikrofonas veikia ar ne. Tai šiandien, kai Lilijana pakvietė kalbėti kokią nors temą, pagalvojau, kad labiausiai tiktų šiandien kalbėti apie kažką, kas susijęs su 3 karaliais, nes tik vakar šventėm 3 karalių iškilmę arba Kristaus apsireiškimą. Ir kilo tokia mintis, kad gal būtų visai neblogai kalbėti ir apie atsivertimą, ypač, kad šios dienos Evangelijos skaitinys kviečia atsivertimui. Taigi, mano šios dienos žodžio, paskaitos, pagrindinis klausimas yra, kas yra atsivertimas. Kaip jis suprantamas šventajame rašte ir krikščioniškoje tradicijoje, ir ką reiškia, bei kam įpareigoja. Tai ką jėzuitų filosofas ir teologas Bernardas Lonerganas vadino trigubu atsivertimu. Intelektiniu, moraliniu ir religiniu. Ir prieš pradėdama kalbėti, aš noriu suteikti jums progą 1 minutę pagalvoti, kas jums yra atsivertimas. Jeigu jūsų paklaustų gatvėje sutiktas žmogus, kasgi yra atsivertimas? Ką jūs atsakytumėte? Nuo savęs. Atsivertimas nuo savęs girdžiu. Nuo savęs, nukreipti žvilgsnį į Dievą. Dėkui. Turbūt ir daugiau minčių kilo, ir bus įdomu galbūt paskaitos pabaigoje palyginti, kaip jūsų tie tokie darbiniai apibrėžimai, apie kuriuos galbūt dabar pagalvojat, dera su tuo, kuo aš pasidalinsiu. Turbūt tas žodžių žaismas pavadinime karališki atsivertimai yra ne vien tik tai žaismas, bet norėčiau vis tik susijęti su tą 3 karalių šventę su atsivertimo tema. Tai atsivertimai, apie kuriuos kalbėsiu, jie yra karališki ne todėl, kad turi kokį nors politinį statusą, bet iš tiesų, kad jie kalba apie vidinę didybę, apie atsivertimą kaip tam tikrą perversmą, perkeitimą, keičianti žmogaus vidinę karalystę, tai yra žmogaus širdį, protą ir valią. Ir ta prasme atsivertimas valdo arba karaliauja visam mūsų gyvenimui. Norėsiu paskaitos pabaigoje taip pat tuos 3 atsivertimus, religinį, moralinį, intelektinį, galim ir tokią ir kitokią tvarką juos vardinti, susijęti ir su 3 karalių dovanomis – auksu, smilkalais ir mira. Matysim, kad dar viena prasmė to, ką šitos dovanos simbolizuoja, ta gilesnė prasmė yra ženklas, kad Kristus yra karalius, kunigas ir pranašas. Ir taip pat bandysiu susijęti su 3 Kristaus apsireiškimais. Tiksliau, Kristaus vienu apsireiškimu 3 auditorijoms.
piemenėlių auditorijai, išminčiams ir Kanos vestuvių dalyviams. Jeigu trumpai, mano šios paskaitos pagrindinės dalis būtų 3. Pirmiausiai noriu pasižiūrėti į tai, kaip atsivertimas suprantamas Biblijoje, ypatingai, kai Biblija naudoja 2 graikiškus žodžius atsivertimo tikroviai nusakyti. Vienas jų yra metanoja, kitas žodis yra epistrefo. Trumpai galim sakyti, kad metanoja yra proto širdies krypties perkeitimas. Epistrefo verčiama kaip apsigręžimas, sugrįžimas, grįžimas pas Dievą. Bet apie tai daugiau pirmoji daly. Antra dalis bus apie tai, kaip mes nuo šios biblinės kalbos krikščioniškoje tradicijoje perinam prie teologinės filosofinės kalbos. Ir konkrečiai remsiuosi, kaip minėjau, jėzuitų mąstytojų Bernardu Lonerganu, kuris daugiausiai laiko praleido 2 kontinentuose, gimęs Kanadoje, eilę metų dėstė Grigališkame popiežiškame universitete Romoje ir taip pat paskui Kanadoje, taip pat Jungtinėse valstijose. Ir kaip matysime, Lonergano samprata, ką būtų galima vadinti tuo 3 atsivertimu, kyla iš 2 tokių laisvių palyginimo. Jisai išskiria horizontalią laisvę ir vertikalią laisvę. Ir tai gražiai siejasi su ta biblinė prasme, kad atsivertimas Biblijoje nėra vien tik tai kažkaip kurso šiek tiek pataisimas, bet radikaliai naujos krypties ėmimas. Ir Lonerganas panašiai, lygindamas tą mūsų horizontalėje ir vertikalėje laisvę, kalba apie tai, kad atsivertimas visada yra tas vertikalus judesys. Ir galiausiai, kaip matysime, jam šitas vertikalus judesys kyla iš ir yra nukreiptas į Dievą kaip meilę. Labai panašiai kaip tėvas Arupė, arba bent jau jam priskiriama, kad jis taip yra sakęs, taip ir Lonerganui atsiversti reiškia kristi Dievo meilę. Galutinai ir besalgiškai. Ir tas atsivertimas kaip religinis, jisai suformuoja, iš esmės nukreipia tiek mūsų moralinės, tiek ir intelektinės galias. Ir tada moralinis atsivertimas, kaip matysim, bus suprastas kaip atsigręžimas, nusigręžimas nuo to, kas tik tai man patinka, prie to, kas iš tiesų yra gera ir teisinga. Ir intelektinis atsivertimas nuo to, ką pojūčiais patiriu kaip kažką tikro, prie realybės kaip giliausios prasmės ir vertės. Na ir trečioji dalis bus apie konkrečius pavyzdžius, kaip galime galvoti apie šituos 3 atsivertimus arba 3 atsivertimą. Pirmiausiai paliesiu Švento Augustino atsivertimą, išpažinimuose papasakota, ir paskui taip pat paminėsiu keletą pavyzdžių iš šio laikinio pasaulio. Na ir norėsiu pabaigti, kągi, su tokiu pasižiūrėjimu, ką šitie 3 karališki atsivertimai mums duoda arba dovanoja ir kartu kam kviečia įsipareigoti. Taigi, noriu pereiti prie pirmosios dalies, tai biblinė atsivertimo samprata, būtent kaip atsispindi graikiškose žodžiuose metanoja ir epistrefo. Pradėti norėčiau nuo to, kad tas graikiškasis žodis metanoja, pažodžiui reiškiantis proto, sielos, galėtume sakyti, nuostatų, supratimo, perkeitimą. Gramatiškai irgi galėtų būti suprastas kaip sudėtinis žodis iš 2 dalių, meta ir nus. Meta reiškia, gali būti išverčiama po, anapus, už, virš, ir nus dažnai verčiama kaip protas, bet apima visas žmogaus galias.
intelektinės galias ir taip pat valios mūsų pajėgumą laisvai spręsti ir rinktis. Ir daugelis turbūt žinom, kad ta tokia žodžio prasmė yra analogiška kitiems, mums galbūt pažįstamiem žodžiams, tokiems kaip metafizika, kur filosofijos sritis įvardinama kaip ta, kuri žiūri, kas yra anapus, už, virš fizinio materialaus pasaulio. Panašiai žodis metanoja kviečia mus suprasti atsivertimą kaip ne vien tik tai proto ar kažkokio žmogiškų galių jėga padaroma kažkokį tai pasiekiamą pasikeitimą mumyse, bet pirmiausiai kaip tai, kas yra už, virš, anapus tam tikrą prasme mūsų tų prigimtinių žmogiškų galių ir galiausiai ateina iš Dievo kaip šventosios dvasios perkeičianti jėga mumyse. Ir kaip minėjau, metanoja galėtų būti suprantama tada kaip tokių 3 mūsų gyvenimo sričių perkeitimas. Proto, tai yra mūsų mąstymo krypties pakeitimas, pakelimas į naują lygį, kai mes atsakom į klausimą, kaip aš matau tikrovę, radikaliai kitaip. Mūsų širdies laikysenos perkeitimas, pakelimas, kai mes vėl iš naujo ir kažkaip tai perkeistai pradedame suprasti, ko aš iš tikrųjų noriu. Ir taip pat mūsų gyvenimo orientacijos, mūsų pasirinkimų perkeitimas, kai mes susiduriam su tuo klausimu, kur link aš einu ir gauname šviesos į tą klausimą atsakyti tokiu būdu, kad atsiveria naujas horizontas mūsų gyvenime. Kitaip sakant, mąstymas, širdis ir gyvenimo orientacija, pasirinkimai tarsi kalbėtų apie smegenų, širdies ir rankų sujungimą šiuo atveju. Visa tai, kas įeina į tą atsivertimo kaip metanoja biblinę prasme sąvoką. Ir turbūt labiausiai, kai kalbam apie tai, kas yra tas anapus, tas po, tas už, tas virš, tai galim suprasti metanoją kaip atsigręžimą į Dievo karalystės logiką. Ta logika, kur yra virš mūsų proto, virš mūsų suvokimo, kartais atrodo tariamai prieštarauja netgi mūsų sveikam protui, kuri perkeičia tai, kas mums atrodo savaime suprantama, tarsi į priekį iškeldama silpnojo pirmenybę, vargšo pirmenybę, atleidimą, gailestį, tiesą, be manipulacijos, gailestingumą vietoj keršto, pasitikėjimą net kai labai sunku, vietoj kontrolės. Kitaip sakant, metanoja arba atsivertimas kaip metanoja šventajame rašte nėra vien tik tai atsisakyti blogo įpročio ar vien tik tai atgailauti, tie dalykai irgi įeina, bet pirmiausiai tai matyti kitaip ir kitaip rinktis. Na ir čia jau kuris laikas, kaip žiūrite tokią skaidrę, kuri, čia man padėjo toks dirbtinis intelektas, jeigu tokį žinot, skaidrę, kuri, man atrodo, neblogai iliustruoja, kaip būtų galima galvoti apie metanoją. Man atrodo, jinai yra panaši, atsivertimas kaip metanoja panašus į momentą, kai supranti, kad iki šiol vairavai pagal klaidingą žemėlapį. Ir tada neužtenka tik tai pasistengti geriau, ar geriau vairuoti, ar atidžiau žiūrėti kelio ženklų, bet reikia perbraižyti visą maršrutą. Ir kaip minėjau, šiandien dienos skaitinį, Evangelijos skaitinį, kurį galbūt dalis jūsų girdėjote ir šventose mišiose, mes taip pat girdime šį žodį, jau išverstą į lietuvių kalbą, ne graikiškai, nes skaitinys šiai dienai parinktas bažnyčios iš Mato Evangelijos 4 skyriaus. Aš noriu jūsų paprašyti įdėmiai paklausyti dar kartą, kurie jau girdėjot, kurie negirdėjot pirmą kartą šiandien šito skaitinio ir pastebėti, kas atkreipia jūsų dėmesį skaitinį. Tiesiog.
be kažkokių ten ypatingų analizių, bet galbūt kažkas krenta, kažkas atrodo svarbu arba keista, arba tiesiog palieka įspūdį. Ir tada prašysiu keleto žmonių pasidalinti, kas pasirodė įdomaus skaitinį. Taigi šios dienos Evangelijos skaitinys iš Mato Evangelijos. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritis. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Zabulono žemė ir Neftalio žemė. Paežerės juosta, žemė už Jordano, pagonių Galilėja. Tamsybėje tūnanti tauta, išvydo skaisčią šviesą. Gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė. Graikiškai metanoete. Engiken garhie bazilėja ton uranon. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skeldamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalias. Net visoje Sirijoje pasklido apie jį garsas. Žmonės nešdavo pas jį visus sergančius, įvairiausių ligų bei kentėjimų suimtus, demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, o jis išgydydavo juos. Paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir Užjordanės. Tai toks mūsų skaitinys. Galbūt kažkam kažkas įstrigo ar pasirodė įdomu šiam skaitinį. Norėčiau išgirsti galbūt iš kokių 3 žmonių, jeigu jūs drąsūs, aišku. Tikrai čia nereikia labai taip ką nors gudriai pasakyti, bet galbūt kažkokia detalė įstrigo ar kažkoks tai žodis ar frazė, kas galėtų mums irgi padėti toliau galvoti apie metanoją. Tai galiu eiti, kaip čia atsisukti ar... Garsiai tik. Gerai. Tai man krito taip. Tamsybėje glūdinti tauta išvydo skaisčią šviesą. Mane žavi ta vieta, kad, šiaip tas Galilėja arba tas užkampis Romos imperijos ten iš viso pakraščiukas. Ir staiga tokia, kaip sakant, tam užkampiui tokia galimybė, tokia, kaip sakant, šviesa. Tai kodėl ne Romos mieste, kodėl ten ne kažkur, ne Jeruzalėje netgi, o kažkokiam tai kaime. Ačiū. Atsivertimas ateina ten, kur nelaukiam ir nesitikim, atrodytų. Ir nepanašu žmogiško proto ir logika, ar ne? Kažkas dar, man atrodo, norėjo kažką pasakyti. Ar yra kažkoks galbūt žodis ar detalė, kuri nustebino gal ar įdomiai nuskambėjo? Vida? Aš galiu iš savo dvasinio dienoraščio, kur šiandien meldžiausi su šitą evangelija. Prašau. Su kokia galybė Jėzus išėjo į savo misiją, kokį pločių ir gylių, kokį dvasios įkvėpių, tarsi sukurdamas naujas karalystės ten, kur apsistodavo. Visur, demonų apsistuosius, nakvišas, paralyžiuotusius, pagydydavo visus, įkvėpdavo patikėti, įtikėti, gyventi Dievo karalystėje, kurioje nėra kančios, nei ašarų, nei skausmo. Dėkui, Vidai. Man įdomu, kad turbūt intuityviai jūsų pasidalinime yra Dievo karalystė. Skaitiniai sako dangaus karalystė. Ir tikėjausi, kad kas nors atkreips dėmesį iš tą tokį detalę tiesiog skaitinio. Galbūt kas nors ir atkreipėt, nes kartais, ypač kai su studentais tenka dirbti, jie klausia, tai kaip čia yra, kas norima pasakyti, ar yra kažkoks skirtumas tarp dangaus karalystės, apie kurią kalba labai dažniausiai Mato Evangelija ir Dievo karalystės, apie kurią kalba kiti, sakykime, sinoptiniai evangelistai.
Ir paprastai biblistai atsako, kad iš tikrųjų tai yra tiesiog kaip sinonimas, kuris naudojamas, galim sakyti, tokia metafora, naudojama toj žydiškoje tradicijoje pasakyti tam pačiam dalykui. Tuo nenorima pasakyti, kad ta karalystė yra kažkur tai ne šioje tikrovėje pirmiausiai, bet panašiai kaip Vida dalinosi, kad jinai prasideda nors ir tokiais labai labai mažai ženklais, nors ir galbūt vos pastebima, sunkiai atpažįstama, bet jau čia ir dabar. Ir kad kai sakoma šitam skaitinį dangaus karalystė, turima galvoj, kad tai yra ta karalystė kaip situacija, kuri atsiranda, kai mes bandom atsiliepti tai maloniai, kuri duodama atsivertime. Ir kai bandome gyventi kaip Dievo arba dangaus karalystės piliečiai, jau čia ir dabar. Tas atsivertimo, galim sakyti, istorinis momentas, apie kurį taip gražiai sakėt. Gal dar vienas žmogus norėtų ką nors pastebėti? Stebėt norėčiau, bet galiu supykti. Prašom. Man iš karto toks klausimas, tai kodėl paliko, jeigu buvo suimtas, kodėl man negelbėjo. Tai irgi yra meilės išraiška. Kas negelbėjo? Jėzus išėjo. Jono negelbėjo. Atsiprašau, gal aš čia kažkaip neteisingai, bet man tiesiog. Jo. Čia aišku yra turbūt klausimas, kuris mums kyla ne tik tai, kad šito teksto akivaizda, bet jis nuolat kyla, kai mes žiūrim į visą Jėzaus istoriją, kai mes žiūrim galiausiai jo mirtį ant kryžiaus. Dievas negelbėjo savo sūnaus, bent jau tuo būdu, kaip mums atrodytų, kad reikėjo, kad būtų išgelbėjęs. Kai žiūrim net ir į savo gyvenimo istorijas, kai atrodo, kad Dievas mūsų negelbsti, kai mes šaukiamės, ar ne? Tas klausimas, jisai nėra nei koks nors paviršutiniškas ir nėra lengvai atsakomas. Ir nėra visiškai ne vieto, aš manau, kad jis labai vietoj. Ir teologai čia turi daug atsakymų. Aš, jeigu turėsim laiko, grįšiu prie to klausimo paskaitos gale. Gerai? Priminkit tik tai. Dėkui. Bet turbūt, galvojant vėl apie atsivertimo temą, tas graikiškas žodis metanoja, bent jau šito skaitinio kontekste, jisai leidžia matyti, kad atsivertimas, į kurį Jėzus kviečia, jisai perkeičia mūsų tikrovę. Galbūt ne taip, kaip mūsų logika ar protas norėtų, bet realiai perkeičia mūsų tikrovę. Kad žmonės, kurie yra paliesti Dievo dvasios, patys tampa gydymo, laisvinimo įrankiais, protingais įrankiais, laisvai besirenkančiais šitą kelią įrankiais, per kuriuos Dievo karalystė gali tapti labiau regima mūsų pasaulyje. Aš esu kartą dalinusis, tik neatsimenu, ar šitoje auditorijoje viena man labai giliai įstrigusią tokią pastabą, ar galim sakyti komentaru, kurį išsakė garsus šių laikų teologas Gustavo Gutierrez. Ir man atrodo, kad jo atsakymas į aną klausimą šiek tiek irgi siejasi su jūsų klausimu. Man teko būti viena iš studenčių auditorijoje, gal nežinau kokių, beveik 100 studentų, kai jisai kalbėjo apie mūsų tikrovės perkeitimą, Dievo karalystės atėjimą į mūsų tarpą, taip pat į šio pasaulio realybę. Ir vienas studentas, gal šiek tiek panašiai kaip jūs, pakėlė ranką ir paprieštaravo Gustavo Gutierrez, sakydamas, apie ką jūs šnekat. Nėra čia jokių ženklų tos Dievo karalystės. Viskas yra blogai. Galėtume turbūt sakyti tą patį ir apie mūsų politinę situaciją ar kokią nors ekonominę, gal ne tiek, bet šiuo metu politika turbūt tikrai ne pati gražiausia nei mūsų šaly, nei pasauly. Ir Gustavo Gutierrez taip nuščiuvo, kurį laiką pamastė ir perklausė. Sako, tu nematai vilties ženklų aplinkui. Tas studentas, ne, viskas maždaug čia. Ir Gutierrez sako,
tai tapk vilties ženklu. Toks buvo jo atsakymas. Man atrodo, kad tas atsakymas rodo, kad Dievas įprastai veikia per mūsų pasirinkimus, ne juos aplenkdamas. Ir taip pat Dievo karalystę plečia pasaulyje per mūsų asmeninius ir mūsų bendruomenių pasirinkimus. Ir ta žmogaus laisvė turbūt lemia tai, kad ta Dievo karalystė yra mažiau arba daugiau regima ir atpažįstama šiame pasaulyje. Noriu perėti prie kito žodžio. Kaip sakiau, yra du žodžiai, kuriuos norėjau šiek tiek pakomentuoti Biblijoje. Tai vienas metanoja iš šios dienos Evangelijos. Ir kitas, kuris irgi dažnai sutinkamas kalbant apie atsivertimo tikrovę, nors ta griežta prasme galbūt neturėtų būti verčiamas vien tik tai kaip atsivertimas, yra kitas veiksmažodis epistrefo. Pažodžiui vėlgi jis reiškia, kaip minėjau, apsigręžti, sugrįžti. Tai yra labiau tokia metafora, kuri nusako kūnišką krypties pakeitimą. Kai esi nusisukęs ir paskui atsisuki. Čia kažkas kalbėjo apie savo atsivertimo sąvoką pačioje pradžioje. Tai labai panašiai tas biblinis suvokimas ateinantis per žodį epistrefo, kur buvai nuėjęs ir dabar grįžti. Šitas žodis mūsų Naujajame testamente, ypatingai kai Naujasis testamentas cituoja Senąjį testamentą, dažnai verčia ir hebrajišką žodį šuv, kuris galėtų būti suprastas kaip atgaila. Taigi, jis žymė ne tik fizinį pasikeitimą, bet ir esminį dvasinį posūkį. Tai fizinis pasisukimas, dvasinis atsivertimas, atsigręžimas į Dievą nuo nuodėmės nusigręžiant, taip pat atsigręžimas į kitą asmenį, kito asmens sugrąžinimas irgi šituo žodžiu gali būti įvardinamas, kaip ir sugrįžimas namo. Taigi epistrefo pabrėžia tiek atgailą, tiek ir tokį lemiamą krypties pakeitimą. Tarkime, kalbant apie tai, kaip tokį dvasinį atsivertimą, galim prisiminti keletą vietų iš Naujojo testamento, tokių kaip Apaštalų darbų knyga, 9 skyriuje, kur sakoma, kad visi Lidos bei Šarono gyventojai tai matė Dievo darbus ir atsigręžė į viešpatį. Epistrefo naudojamas čia. Arba pirmajame laiške Tesalonikiečiams Šventas Paulius 1 skyriuje sako, kaip jūs atsigręžėte į Dievą nuostabų, ir vėl tas epistrefo žodis sutinkamas. Atgailos prasme galėtume rasti šį žodį vėl Apaštalų darbuose, čia jau 3 skyrius, kur tas epistrefo susijęs su tokiu pozityviu veiksmu, kai atsigręžiama į Dievą, tarsi užbaigiant nusigręžimo nuo nuodėmės procesą. Sako, atsiverskite ir atsigręžkite. Na ir, kaip minėjau, ir fizinis pasisukimas galėtų būti šituo žodžiu žymimas. Pavyzdžiui, Morkaus evangelijoje Jėzus atsisuka, irgi epistrefo. Luko evangelijoje žmonės grįžta namo, irgi tas pats žodis. Gali reikšti atkūrimą, sugrąžinimą, tai yra širdžių perkeitimą, vienas kito sustiprinimą. Pavyzdžiui, Luko evangelijoje naudojamas net 2 reikšmėm. Viena yra atsukti tėvų širdis vaikams, tai yra atsigręžti į vienas kitą. Ir taip pat naudojamas perteikti savo brolių ir sesių sustiprinimą, reiškia, kaip verčiamas kaip sustiprink savo brolius. Apibendrinant, galim sakyti, kad tas epistrefo reiškia sąmoningą ir kryptingą posūkį, ir kūnų, ir sielą. Ir labai dažnai kažkaip atsitinka, kad mes tą kūną nuo sielos biškį atskiriam, nori, nenori. Tai toks mums geras priminimas, kad abu kažkaip vaikšto kartu paprastai. Ir turbūt giliausia, galingiausia šito žodžio reikšmė atsiskleidžia kaip gili žmogaus vidinė transformacija. Posūkis
link Dievo, posakis, kuris reiškia naują ištikimybę, naują matymą ir kartu turi labai aiškę kūnišką, fizinę dimensiją, aspektą. Galėtume sakyti, kad tarsi tokie 3 sluoksniai išryškėja šio žodžio. Santykio sluoksnis, tai kad atsigręžiu, grįžtu ne į kažkokią tai abstrakčią idėją, bet grįžtu pas asmenį, atsivertime pas Dievą. Antras bendruomenės sluoksnis, kad grįžtu į sandoros kelią, grįžtu į vienybės kelią, kur atsigręžiu į kitą bendruomenėje, palankiai atsigręžiu į kitą visuomenėje. Ir trečia, tokį gyvenimo praktikos galbūt sluoksnį. Tai yra, kad sugrįžimas pasireiškia per labai konkrečius ir netgi sakytume fizinius sprendimus. Įskaitant, kaip mes kalbame, ką darom su savo laiku, pinigais ir panašiai. Taigi, jeigu metanoja, tas vienas žodis Biblijoje labiau akcentuoja vidinį kažkokį persitvarkymą, perkeitimą, epistrefo labiau pabrėžia krypties pakeitimą ir sugrįžimą, atsistoti veidu į Dievą. Ir šitie žodžiai papildo vienas kitą. Nes gali taip atsitikti, kad metanoja be epistrefo liks tik tai gražus pamastymas be realios krypties arba vidinis pakilimas be realių pokyčių gyvenime. Ir savo ruožtu epistrefo be metanojos gali tapti vien tik tai forma, išorinė praktika be perkeisto proto ir širdies. Atsivertime pagal Bibliją abu yra vienybėje. Tai yra perkeitimas iš vidaus, kuris taip pat pakeičia mūsų kelią. Pereinu prie antrosios dalies Bernardo Lonergano atsivertimo teologijos. Kas buvote knygos pristatyme, turbūt žinot, kad mano pagrindinė tyrinėjimų sritis yra Bernardo Lonergano filosofija ir teologija, taigi man jis artimas, bet Lietuvoje galbūt nelabai žinomas. Tai dar pasikartosiu, kad tai yra 20 amžiaus jėzuitų filosofas ir teologas, dirbęs tiek Europoje, Italijoje, Romoje, tiek ir Jungtinėse ir Kanadoje. Jo turbūt geriausiai žinomas kūrinys yra filosofijos knyga, kurios pavadinimas yra Įžvalga. Insight, čia taip netgi paveiksliukas bando ir pavaizduoti. Ir jis taip pat yra parašęs daug teologinių tekstų ir taip pat knygą apie teologinį metodą, knygą, kuri iš tikrųjų, man atrodo, kalba apie atsivertimą, ne tiek apie teologinį metodą, bet jeigu pasižiūrėtumėt kur nors internete, tai pamatytumėt, kad šiuo metu yra išleista 25 jau tomai Bernardo Lonergano palikimo jo tekstų. Tai čia, ką paminėjau, tai čia yra mažutė smiltelė kopoje. Man atrodo, kad Lonerganas pasiūlo labai taiklę kalbą. Ką tik tai aptartai biblinė intuicijai nusakyti. Anot jo, žmogus visada renkasi dalykus tam tikrame horizonte, tam tikrame pasaulio žemėlapyje, galėtume sakyti, kuriame vieni dalykai žmogui atrodo svarbus, kiti ne, vieni įmanomi, kiti neman. Ir šie pasirinkimai vyksta tarsi, kaip ir minėjau, 2 plotmėse - horizontaliojoje ir vertikaliojoje. Galėtume sakyti, kad ta mūsų horizontali laisvė, kai mes renkamės tarp variantų esančių žemėlapyje, žemėlapis lieka tas pats. Vertikali laisvė, kai mumyse įvyksta toks pasikeitimas, perkeitimas, kuris perkeičia, iš esmės perbraižo patį žemėlapį. Galėtume sakyti, kad jisai taip pat praplečia mūsų horizontą.
Jeigu kas esat keliavę kalnuose, daug tokių, esat keliavę? Gerai. Tai turbūt esat susidūrę su tokia situacija, kad eini, ypatingai kai eini taip su kuprinėm jau taip padoriai ir tenka kirsti keletą kalnų grandinių. Tai pereini vieną, kita užstoja, nesimato, kas ten yra už jos. Truputį palipi aukščiau, pamatai, kad atsiveria visiškai naujas vaizdas, sužinai, kad dar labai toli reikės keliauti, dar labai aukštai lipti. Kitaip sakant, tas horizontas nuo mūsų traukiasi, kai mes, taip sakant, sportuojam gerai, ar ne? Tai čia panašiai ta savoka, Lonergano filosofinė savoka šiuo atveju apie horizontą, man atrodo, yra kažkiek analogiška. Kad tik šiuo atveju ne mūsų pastangom, bet Dievo veikimu tas horizontas taiga išsiplečia. Pamatom tai, ko anksčiau nematėm. Pamatom naują kelią, pamatom naujus iššūkius, pamatom naujas galimybės ir kartu galėtume sakyti, kad pradedam netgi visą pasaulį matyti kitomis akimis. Ir kartais apsisukam, nes pamatom, kad ėjom ne tą kryptim. Atsisakom to, kas iki šiol mus apibrėžia galbūt, pradedam kažką naują. Kai jisai kalba apie tokią horizonto transformaciją, perkeitimą, labai dažnai Lonerganas naudoja kalbą, kuri atrodytų yra tokia abstrakti, kaip ir tie 3 arba 3 atsivertimas. Bet kaip vėliau matysime iš pavyzdžių, tie terminai slepia labai aišku ir konkretų ir, manau, mums naudingą turinį. Bendrai paėmus, visi jie kartu, religinis, intelektinis, moralinis atsivertimas, Lonerganui reiškia mūsų giliausią žmogiškumo įgyvendinimą. Jis tą mūsų giliausią žmogiškumą vadina autentiškumu. Autentiškumu, kuris mumise skleidžiasi, kai mes neuždarome durų tam vidiniam varikliui, tam troškimui, kuris anot Švento Augustino mumyse visuose įdėtas, visą laiką siekti to, kas yra tikriau, kas yra giliau. Kaip vienas iš neseniai iškeliavusių jėzuitų sakė, kad tarsi mumise kažkas sakytų nuolat ir nuolat, kad kažkur viduje yra Dievo dydžio skylė. Ir kaip žinot, kadangi Dievo dydis yra begalinis, tai ta skylė irgi yra begalinė. Ir mes visą laiką trokštame kuo pilniau tą tikrovę, kur yra begalinė, pažinti. Ir pradėsiu nuo to, ką Lonerganas supranta kaip religinį atsivertimą, nes būtent tas religinis atsivertimas yra tikrovę pakeičianti kitus 2 ir formuojanti kitus 2. Anot Lonergano, kaip ir daugumos krikščionių teologų ir filosofų, toks atsivertimas yra dovana. Tai čia mano analogija su kalnais jau netinka, nes kalnuose mes dažniausiai tą naują platesnį horizontą pasiekiame daugiau mažiau savo jėgom, arba grupę užneša, arba užtempia, bet čia yra kitaip. Horizontas dovanojamas. Tas radikalus pasikeitimas, prasiplėtimas yra duodamas neproporcingai mūsų pastangoms. Klasikinė teologija kalbėtų apie tai kaip apie malonės veikimą. Lonerganui tai yra malonės veikimas, kuris taip pat yra patiriamas tam tikrą prasme žmogaus sąmonėje ir žmogaus gyvenime. Pradžioje minėjau, kad tas religinis atsivertimas yra užsidegimas Dievo meilė. Ir analogija vėl galėtų būti mūsų žmogiškos meilės patirtis. Kas esate buvę įsimylėję, turbūt atsimenat, kaip lengva pasidaro matyti pasaulį gražiu, nuostabiu, geru,
kai esame mylimi ir kai mylime. Turbūt vienas iš tokių klasikinių pavyzdžių yra Dantės Dieviškoji komedija, Beatričės situacija, kai netgi vienoje vietoje Lonerganas kalba apie tą Beatričės momentą, kaip analogiją tokiam atsivertimui, kur mūsų jausmai, iš mūsų jausmų pasikeitimo mes atpažįstame, kad kažkas viduje įvyko. Mums lengva matyti dalykus kaip gerus, matyti kitus žmonės, jų gėrę, pozityvioj šviesoj, mums palyginti lengva daryti gerą. Ir tai nėra tik tai pabangavimas kažkoks emocinis, dažniausiai tas lengvumas jisai yra įsišaknijęs daug gilesnėje būsenoje. Būsenoje, kur net ir esant iššūkiams ir sunkumams, galime atrasti kažkur viduj, giliai, nenustojantį gyvą džiaugsmą, ramybę, jėgą, gyvybingumą. Na ir vėl, klasikiniai teologijai galbūt tai vadintume tiesiog pašvenčiamąją malonę. Lonerganas siūlo kalbėti apie tai kaip apie dinamišką būseną. Tai nėra būsena, kuri visą laiką atrodo taip pat, bet tokia būsena, kai mes esame įsimylėję ir kartu norime įsipareigoti tam, kad tą meilę pažadina. Norime mylėti vis giliau. Kitaip sakant, taip suprastas, tas religinis atsivertimas yra ne tiek vienkartinis įvykis, kiek besitęsiantis procesas. Ir be abejo, kad Lonerganas, kaip ir dauguma krikščionių teologų ir filosofų, čia religinį vartoja ne ta prasme, kad mes priklausome kažkokį, atsiverčiam iš vienos tikybos į kitą ar vienos religinės tradicijos į kitą. Religinis čia daugiau reiškia visą, kas susijęs su absoliutu, su Dievu kaip galutinė tikrovė, su tuo, kas pranoksta pasaulį, tas metanoja prasme, kas yra galutinės vertės matas, be ribų mus mylintis asmuo. Ir iš tokio perkeitimo žmogus atsiduoda tam neribotam troškimui siekti, pažinti, rinktis, nuolat ieškoti to, kas iš tiesų yra begalinis, tai yra paties Dievo. Galėtume sakyti, kad tokia religinė patirtis nėra kažkoks vienas potyris šalia visų kitų potyrių, kaip galbūt galėtų būti koncertas ar kelionė ar kalnų žygis. Tai yra labiau tam tikras sąmoningumo lygmuo, kylantis iš to, kad Dievo meilė pirmiausiai pasiekia mus, persmelkia visą gyvenimą, mūsų sprendimus, vertybės, mąstymą ir perkeičia pasaulio matymą. Ir vėl, kartais naudodamas klasikinę terminologiją, Lonerganas kalba apie tokį atsivertimą, kaip apie veikiančiosios malonės vaisių. Ir įdomus toks vėl žodžių žaismas čia, sutinkamas bent jau lotynų kalboj ir anglų kalboj. Veikiančioji malonė lotynų kalba yra gratia operans. Lietuvių kalboj kartais man asocijuojasi su operacija. Jinai reiškia, Dievas tarsi išoperuoja, pakeičia širdį iš akmeninės į kūnišką, švento rašto žodžiais tariant, be jokio mūsų, taip sakant, įnašo. Dievas tai padaro. Tačiau mūsų įnašas prasideda, kai mes arba atsiliepiame, arba ne į tą malonės dovaną. Tai galim čia kalbėti apie malonę kaip bendradarbiaujančią, co-operans. Ta nauja širdis, kuri yra duota, ima veikti per mūsų laisvę ir konkrečius pasirinkimus.
mūsų žodžiuose, mūsų darbuose, mūsų sprendimuose, mūsų santykiuose. Ir Lonerganas dažnai kalba apie tai, kad tokio perkeitimo vaisiai visada yra regimi, bent jau mūsų puoselėjime to, ką krikščioniškoji tradicija vadina 3 teologinėmis dorybėmis. Tai yra mūsų tikėjime, viltyje ir meilėje. Taip sakant, toks atsivertimas atpažįstamas pagal vaisius. Iš meilės, kurio pranoksta šališkumą, susiskaldymą, neapykantą. Iš tikėjimo, kuris tiki ir viliasi, net ir sunkumų ir iššūkio akivaizdoje. Iš vilties, kuri mus palaiko ir stiprina net tada, kai atrodo, kad visi keliai užsidaro žmogišku protu žiūrint. Toks atsivertimas kaip religinis, jisai perkeičia ir įtakoja kitus 2. Apie kitus 2 aš labai trumpai, dėl to, kad žiūriu, mūsų laikas eina į pabaigą. Lonerganas supranta moralinį atsivertimą, kaip minėjau, kaip mūsų posūkį nuo savo pasirinkimų grindimo vien tik tai kriterijumi pasitenkinimas. Pasitenkinimo gali būti įvairaus, aišku. Nebūtinai tik tai fizinis kažkoks tai pramogos ar panašiai, bet pasitenkinimas, kuris šiaip nėra blogas dalykas. Bet Lonerganas sako, kad jeigu tai tampa pagrindiniu kriterijumi, kurio vadovaudomėsi mes renkamės dalykus, greičiausiai kažkas yra ne taip. Tai tas moralinis atsivertimas, jisai reiškia posūkį nuo renkuosi dėl to, kad man tai patinka, renkuosi dėl to, kad tai kelia man kažkokį tai gerą pojūtį, prie renkuosi, nes tai yra vertybė. Ir kartais gali sutapti šitie dalykai. Turbūt netgi dažnai sutampa. Bet turbūt mintis yra aiški, kad renkuosi, nes matau, įžvelgiu, apsvarsčiusi, kad tas dalykas, o ne kitas yra geras ir teisingas, net jeigu man tai nėra patogu. Ir intelektinis atsivertimas, Lonergano viena iš pagrindinių temų, jo suprantama kaip tam tikras posūkis nuo realu yra arba tikra yra tik tai, ką matau, prie realu yra tai, kas turi prasmę ir vertę. Kitaip sakant, realybė kaip suprasta ir priimta mūsų protu ir valia. Į tą mišką turbūt šį vakar neįsim, nes čia reiktų turbūt labai ilgo paaiškinimo dar, kaip jisai ateina iki tokio supratimo, bet manau, kad iš pavyzdžių šiek tiek taps aiškiau, ką jis turi minty. Gal pabaigai tik tai noriu pasakyti, kad tas Lonerganas supranta atsivertimą kaip ne tik asmeninį tokį perkeitimą, bet ir perkeitimą visos bendruomenės. Perkeitimą, kuris nėra vien tik tai patiriamas, bet turi būti taip pat apmąstomas, geriau suprantamas ir pasirenkamas. Taigi savo knygoje Metodas teologijoje, kuri, kaip sakiau, yra iš tikrųjų ne visai apie metodą, Lonerganas rašo: atsivertimo išgyvenimas paliečia visas žmogaus sąmoningas veiklas. Jis nukreipia žmogaus žvilgsnį, persmelkia jo vaizduotę, išlaisvina simbolius, kurie pasiekia pačias jo psichikos gelmes. Jis praturtina supratimą, veda sprendimus, sustiprina apsisprendimus. Tačiau kaip bendruomeninis ir istoriškas turintis savas kultūrinės, institucinės ir doktrininės dimensijas, atsivertimas taip pat kviečia į refleksiją.
kuri sąmoningai tyrinėja jo ištakas, raidą, tikslus, pasiekimus ir nesėkmes. Pereisiu prie pavyzdžių. Gal jie šiek tiek padės geriau suprasti, ką Lonerganas turi minty. Pirmas pavyzdys yra iš Švento Augustino. Šventas Augustinas, kaip žinom, 5 amžiaus 4 pabaigos, 5 pradžios, lotyniškosios tradicijos, turbūt pagrindinis iš bažnyčios tėvų, savo patirtį, atsivertimo patirtį aprašė Išpažinimų knygoje, kurią tikiu, kad ir šitą biblioteką turi turbūt net ne vieną egzempliorių. Tai yra vienas giliausių ir įtakingiausių atsivertimo liudijimų vakarų krikščionybėje. Ne tik autobiografija, kaip dažnai yra suprantama, bet galėtume sakyti veikalas, kuris kviečia į atsivertimą. 13 metų praėjus po to, kai Augustinas parašė Išpažinimų knygą, jisai pats taip apie ją sako: ši knyga šlovina teisingą ir gerą Dievą, tiek dėl mano blogų, tiek dėl gerų darbų, ir kreipia žmogaus protą bei jausmus į jį. Taip ji veikia mane, kaip buvo rašoma, ir taip veikia tuos, kurie ją skaito. Tas kaip ir knygos poveikis yra kviesti, atpažinti, įvertinti, reflektuoti atsivertimo patirtį. Ir galėtume sakyti, kad tas trigubas atsivertimas jo istorijoje labai aiškiai gali būti atpažintas. Jeigu kas skaitėt Išpažinimus, tai prisimenat, kad Augustinas kurį laiką patiria abejonės, nesiryžta rinktis krikščioniškojo kelio, nes jam vis atrodo, kad krikščionių Dievas kažkokiu būdu yra menkesnis už tai, kas galėtų nusipelno tos galutinės realybės vardo. Ir tą kliūtį jis pajėgia peržengti tik tada, kai jisai supranta, kad klydo manydamas, jog Dievas yra kažkokia substancija, kažkokia medžiaga, kuri turi išmatavimus, kuri yra pasklidusi erdvėje, jam paaiškėjo pačiam, kad jis taip mąstė. Ir per susidūrimą su neoplatoniška filosofija, jis pagaliau suvokia, kad tikrovė nėra vien tik tai, ką galima paliesti. Ir jeigu Dievas yra tikras, tai Dievas yra dvasia, ne kūnas. Tai jam padeda pereiti į naują pažinimo horizontą, tas vertikalus judesys. Ir Lonerganas tą vadintų intelektiniu atsivertimu. Tai yra perėjimu nuo realybės kriterijaus kaip tokio juslinio naivumo, kad realu yra tai, kas pačiupinėjama, prie kritiško santykio su tikrove, kad yra realybė, kuri negali būti pačiupinėta, bet dėl to nėra mažiau reali. Ir kad tokia realybė yra Dievas. Išpažinimuose taip pat gali matyti jo moralinį atsivertimą. Juose aprašoma Augustino kova su savimi pačiu atskleidžia, kad žinoti tiesą, būti intelektiniai atsivertusiu, dar nereiškia būti laisvu. Augustinas jau suvokia, kad jisai klydo, kad šitas kelias yra tas, kuris yra jam, ir kartu vis patiria vidinį pasipriešinimą tuo keliu eiti. Jo valia yra padalinta. Jisai rašo, mane veikia dvi valios, viena sena, kita nauja, viena kūniška, kita dvasinė. Jos kovoja viena su kita. Jeigu prisimenat, jis trokšta skaistaus gyvenimo, bet vis kartoja, dar ne. Ir šį įtampą pasiekia kulminacija garsioji Senoji sode Milane 386 metais, kai po figmedžiu sėdėdamas jis pravirksta, išgirdęs vaiko balsą, kuris ragina: tolė lėgė, imk ir skaityk. Jis paima šventąjį raštą ir perskaito iš laiško romiečiams 13 skyriaus, kur raginama pabusti iš miego.
kur sakoma, kad išganimas yra arčiau negu tuomet, kai tikėjome, kad naktis nuslinko, diena prisertino. Ir kur apaštalas Paulius kviečia nusimesti tamsos darbus, apsiginkluoti šviesos ginklais, apsivilkti viešpačiu Jėzumi Kristumi. Perskaitęs tas eilutes, Augustinas patiria, kaip jis aprašo, tą išlaisvėjimą, valios išlaisvėjimą, daryti tą gerą, kurio jisai trokšta. Jisai rašo, vos ištarus paskutinius šio sakinio žodžius, apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi, tarsi palengvėjimo šviesa užliejo mano širdį ir visa bejonė šešėliai išsisklaidė. Jo valia tampa vientisa, pančiai nutrūksta. Jis tampa pajėgus gyventi taip, kaip supranta esant teisinga. Ir aišku, kad čia nėra istorijos pabaiga. Visa tai yra didesnio to vyksmo, vidinio vyksmo, kurį galėtume pavadinti religinio atsivertimo dalis. Ir Augustinas savo atsivertimo istoriją aprašo labai panašiai kaip paskui Lonerganas, kaip meilės istorija. Išpažinimuose skaitome, vėlai aš tave pamilau, groži toks senas ir toks naujas, vėlai aš tave pamilau. Tačiau tą lemiamą akimirką sode jis ne tiek apsisprendžia, kiek leidžiasi perkeičiamas Dievo. Ir tarsi galėtume sakyti, kad Dievas galiausiai savo laiku, savo būdu atsako į jo maldą. Atgręžk mane į save. Augustinas liudija, tu mane atverti į save. Konvertisti enim me ad te. Taigi, regim tą liudijimą apie tai, kaip veikiančioji malonė keičia Augustino širdį. Ir galiausiai jisai gali sušukti, tu mane pašaukei ir sudaužei mano kurtumą. Tu spindėjai ir švietėjai ir išsklaidėjai mano klumą. Tu buvai kvapnus ir aš įkvėpiau tavo aromato ir dabar ilgiuosi tavęs. Aš paragavau tavęs ir dabar alkanas bei ištroškęs tavęs. Tu mane palietei ir aš užsidegiau siekti tavo ramybės. Na ir pabaigai keletas šiuolaikinių pavyzdžių arba galbūt tiesiog keletas pasiūlymų, kaip galima mąstyti apie šiuolaikinę tikrovę šitų trijų atsivertimų akivaizdoje. Norėjau kalbėti labai trumpai apie 4 dalykus. Karo tikrovę, migraciją, ekologinę krizę ir mūsų patirtis su socialiniam medijom. Karo atžvilgiu, ką reiškia atsivertimas? Galbūt tai atsivertimas nuo propagandos prie tiesos, nuo baimės prie atsakomybės, nuo neapykantos prie maldos, kur intelektinis atsivertimas reiškia, jog žmogus nustoja priimti pasaulį vien per savo pusės pasakojimą. Ima tikrinti faktus, atpažinti tiesą ir melą, suvokti karo struktūras, istorinės traumas, interesų tinklus. Realybė jam ar jai nebėra tai, kas skamba mano burbulė, o tai, kas iš tikrųjų yra tiesa. Moralinis atsivertimas galbūt karo akivaizdoje reiškia prisimti asmeninę atsakomybę. Tai yra daugiau nebemąstant, čia ne mano karas, bet aš esu įtrauktas ar įtraukta per politinius sprendimus, per tylą, vartojimą, kalbą, požiūrį į pabėgėlius ir taip toliau. Religinis atsivertimas. Jo akivaizdoje nebegalime karo matyti tik kaip problemos, bet pradedame visas patirtis ir skausmą atnešti Dievui.
melsdamiesi už karo aukas, taip pat už priešus, už politinius vadovus, atsisakydami savo kalbą demonizuoti kitus ir prašydami, kad Dievo gailestingumas perkeistų visų širdis. Antroji realybė – migracija. Galbūt atsivertimas, kuriai šitą realybę mus kviečia, kuriam yra nuo matymo tik tai skaičių prie matymo veidų, nuo baimės prie svetingumo, nuo noro kontroliuoti prie pasitikėjimo, kur migrantas intelektinio atsivertimo šviesoje nebėra tik tai srautas ar problema, kur mes vėl pradedam atpažinti ir suprasti daugiasluoksnes migracijos priežastis, įskaitant karą, skurdą, klimato kaitą, istorinį neteisingumą, kur moralinis atsivertimas reiškia, kad keičiasi mūsų sprendimai nuo tegul kažkas kitas sprendžia prie asmeninio įsitraukimo, pagalbos, bendruomenės iniciatyvų. Ir kur religinis atsivertimas reiškia įsiklausimą į Evangelijos kvietimą, girdėti Jėzaus žodžius, buvau svetimšalis ir mane priėmėte, kur svetimasis tampa Kristaus veidu, o svetingumas dvasiniu aktu. Trečioji realybė – ekologinė krizė, kur atsivertimas galėtų reikšti nuo vartojimo mito prie tiesos apie tai, kas vyksta, nuo patogumo prie atsakomybės, nuo dominavimo prie kontempliacijos. Ir intelektinis atsivertimas tada galbūt reiškia nustoti tikėti mitu, kad pažanga yra neribotas augimas. Suprasti vėl visų mūsų tarpusavio priklausomybę ir taip pat priklausomybę, kuri egzistuoja tarp žmonių ir kitos visos likusios kūrinijos, kur moralinis atsivertimas reiškia, jog keičiasi mūsų pasirinkimai vartojimo, energijos, transporto, mitybos, investicijų ir kitais požiūriais, kur religinis atsivertimas leidžia atpažinti, jog pasaulis yra Dievo kūrinys, o ne vien resursas, kur mūsų gyvenimuose atsiranda daugiau dėkingumo, kontempliacijos, atgailos, pagarbos gyvybei ir malda už kūriniją. Ir galiausiai ketvirta realybė – tai mūsų patirtis socialinių medijų atžvilgių, kur mes galbūt stovime iššūkio atsiversti akivaizdoj, atsiversti nuo įspūdžių arba nuomonių prie to, kas yra pagrįsta ir tikra, nuo savęs ir savo burbulo prie kitų, galbūt nuo tuštumos prie to, kas prasminga. Kur intelektinis atsivertimas reiškia, jog žmogus suvokia vis giliau, kaip veikia algoritmai formuojantis mūsų nuomonę, emocijas, pasaulėvaizdį. Moralinis atsivertimas reiškia, kad mes pajėgiame susilaikyti nuo patyčių, polarizuojančių, skaldančių veiksmų ir manipulacijų. Ir religinis atsivertimas, kad mes savo buvimu, tyla, malda, nuolat bendradarbiaujam su malone, kuri kviečia mus grįžti į vidinį centrą ir laisvę nuo nuolatinio medijų sukelto triukšmo. Tai noriu apibendrinti ir baigti. Pabaigai grįždama prie 3 karalių dovanos, ypatingai prie aukso, smilkalų ir miros simbolio, kaip ir žadėjau. Manau, kad nebūtų didelis pritempimas matyti auksą sąsojų su moralinio atsivertimu. Nes moralinis atsivertimas yra būtent tai,
kas mano gyvenime karaliauja. Ir auksas simbolizuoja Kristaus kaip karaliaus rolę. Taigi moralinis atsivertimas reiškia, kad tai, kas mano gyvenime karaliauja, daugiau nėra vien tik malonumas, baimė, įvaizdis ar nauda, bet vertybė ir gėris, kurie yra harmonijoje su Dievo troškimais, Dievo valia. Auksas gali reikšti, kad aš perkeliu savo sostą, kur tavo širdis, ten tavo lobis. Tai perkeliu savo sostą nuo vien tik tai mėgavimos ar pasitenkinimo prie to, kas gali būti ir nepatogu, bet yra verta ir teisinga. Smilkalai, man atrodo, galėtų būti susijęs su religiniu atsivertimu. Jie simbolizuoja Kristaus kaip kunigo vaidmenį. Jie yra garbinimo ženklas, ryšio su Dievu, auka, šventumu, simbolis. Taigi, smilkalai čia galbūt reiškia, jog mano gyvenimo centras ir pagrindinė kryptis tampa Dievas ir jo karalystė. Ir tai pareigoja gyventi iš tos gautos meilės, leisti, kad malda, liturgija, Dievo žodis pasiekiantis mane per bendruomenę, Dievo malonę pasiekianti per sakramentus, formuotų, ugdytų, maitintų mano vidų. Ir galiausiai mirą aš siečiau su intelektiniu atsivertimu. Žinom, kad mira taip pat yra simbolis Kristaus pranašiškos rolės. Mira yra ir patepimo, karalių pranašų ir laidojimo, taip pat patepimo naudojama medžiaga, kalba apie tikrovę, kurią reikia priimti be iliuzijų. Pranašas yra tas, kuris sako tiesą, kuris nuplėšia melo iliuzijas. Ir intelektinis atsivertimas tam tikra prasme yra išėjimas iš mito. Iš to suvokimo, kad realu yra tik tai, ką pačiupinėjau, tik to, kas spontaniškai, man atrodo, teisinga nuomonė, į santykį su tikrove, kuris yra daug giliau tiriantis, siekiantis suvokti gilesnę priežasčių, ryšių struktūrą. Mira taip pat galėtų simbolizuoti, kaip naudojama laidojimo patepimui, kad miršta mano klaidingi vaizdiniai, mano saviapgaulė, mano patogios pseudo tiesos. Ir toks atsivertimas, intelektinis atsivertimas įpareigoja toliau ieškoti tiesos per atidumą, per supratimą, per gerus pasirinkimus. Na ir galiausiai 3 auditorijos, kuriuose mes regim vakarykštės šventės kontekste Kristų apsireiškinti piemenėliai, rytų išminčiai ir Kana. Turbūt pagrindinė žinia yra, kad Kristus apsireiškia, atsivertimas yra duodamas skirtingiems žmonėms ir skirtingais keliais. Vieniems per netikėtą malonę, kaip piemenėliai, kitiems per ieškojimą ar ženklus, kaip išminčiai, dar kitiems galbūt per kasdienybės perkeitimą ar šventės perkeitimą, kaip vyksta Kanos vestuvėse. Galiausiai visi tie keliai sueina į vieną asmenį – Kristų, karalių, kunigą ir pranašą. Ir skleidžiasi žmogaus kelionėje, kaip kelyje į tiesą, gėrį ir meilę. Tai čia norėčiau baigti. Ir jeigu turit tada, čia labai dar gražiai tokių auditorijų pafotografavau. Jeigu turit klausimų, tai man atrodo, kad Lijana leidžia mums dar kokią 10 minučių pasilikti, nežinau, gal ir ne. Ar leidžia? Kontekstas dabar matau šiek tiek, kuomet kalbėjote apie moralinį atsivertimą, jis yra įtakojamas to religinio ir tas moralinis
jo esmė rinktis nuo to, kas naudinga, patogu, į tai, kas vertinga. Ar ne? Dabar apie tą vertingą tas turinys, ar teisingai suvokti yra, mąstyti, kad reikalingi abu ir tas turinys ateinantis iš bendruomenės, iš tradicijos, iš turto, jau išmąstyto, apmąstyto, ar ne? Bet tuo pačiu būtina ir asmeninė refleksija. Nei tas vienas, nei tas vienas. Ne? Nes tuomet savo svertės, ar ne? Galvoju, savos vertės augimą. Ir turbūt netgi ir tų dviejų dalykų nepakanka. Jeigu mąstom apie tai, kad atsivertimas pirmiausiai įsišaknijęs Dievo malonėje, tai reikia dar trečio vektoriaus, tai yra, kad mūsų pati širdis atitirptų, nes tada pradedam matyti pasaulį kitaip. Kitaip sakant, mūsų ta intelektinė refleksija tiek bendruomenės kontekste, tiek ir savo asmeninių patirčių kontekste, jinai visada yra nuspalvinama mūsų jausenos. Ir tas religinis atsivertimas kaip ramybės ir džiaugsmo patirtis yra būtina, kad galėtume matyti šviesoje ir tiesoje, kas iš tikrųjų yra vertybė, o kas yra tariama vertybė arba visiškai nevertybė. Tai turbūt, kad čia mūsų prigimtis ir malonė veikia ranka rankon, kaip sako, kad galėtume atpažinti. Ir galiausiai nėra jokio recepto, kaip tą padaryti. Tas yra turbūt sunkiausia ir kartu gražiausia gal, kad reikia nuolat atlikti įžvalgą, nuolat klausti, nuolat ieškoti, nuolat bandyti suprasti, nuolat melstis. Bet ar tada gali nutikti taip, kad yra dvi vertybės visiškai prieštaraujančios viena kitai ir tada mes turim tokią polarizuotą visuomenę, kur visi atrodo tarsi kovoja už savo vertybę ir vieniems ir kitiems tai yra atrodytų išvelgta vertybė. Jo, turbūt kartais būna situacijų, kur atpažinti, kas yra ta tikroji vertybė, nėra lengva ir ko gero, kad tada tikroji vertybė nėra nei ta, nei ana, o kažkas trečio. Kažkas, kas yra abiem svarbu ir abiem giliai kažkur skatina siekti to, kas yra deklaruojama vertybė. Gali būti ir taip, kad iš tikrųjų viena iš vertybių yra vertybė, kita yra nevertybė, bet situacijos labai skiriasi. Man tai visą laiką kažkaip paliko tokį labai irgi stiprų įspūdį, čia iš ne visai teologinės temos, bet naudinga irgi. Mes susesam kažkada mokėmės to vadinamo nesmurtinio bendravimo. Čia Lietuvoje yra turbūt ne viena galimybė šiek tiek irgi susipažinti su tuo dalyku. Bet vienas iš tokių principų nesmurtinio bendravimo yra, kad tada, kai mes esame konflikte, dėl to, kad vienas siekia vieno dalyko, kitas siekia kito dalyko, reikia žiūrėti giliau, kas už to slypi. Duosiu tokį labai trivialų pavyzdį. Čia visuose tuose turbūt kursuose tas pavyzdys duodamas, bet pasikartosiu, atleiskit jau, jeigu girdėjot. Sako, bibliotekoje sėdi du žmonės, skaitykloje, sėdi du žmonės ir, reiškia, vienas vis uždaro langą, kitas vis atidaro langą, uždaro langą, atidaro langą, nes vienam per karštą, kitam per šaltą, ar ten gryno oro trūksta vienam, kitam jo per daug, žodžiu, pučia ten skersvėjais, kažkas tokio. Reiškia, konfliktas, siekiai skiriasi, čia gal ne visai vertybės, bet kažkas tokio. Ir tada ateina bibliotekininkė, uždaro langą ir atidaro langą kitoj patalpoje. Reiškia, skersvėjo nebėra, gryno oro yra. Turbūt, kad dažnai tenka ieškoti tokių kūrybingų sprendimų, kurie atliepia į tą gilesnį kažką, kas mus motyvuoja vienam ar kitam pasirinkimo ar vienai ar kitai kovai. Ačiū už klausimą. Labai sudėtingas. Gal dar klausimą turit? Vida? Ar sutiko Ligita atsivertusių žmonių? Aš dar klausiu dėl to, kad, reiškia, įvairiom šitom prasmėm. Dabar toks sujauktas tas politinis gyvenimas, Lietuvoje, turbūt ir Amerikoje, turbūt, kultūrininkų gyvenimas. Ir iš tikrųjų, nežinau, kiek burbulų yra Vilniuje, šitų krikščionių burbulų, ir ypatingai tie matomi, kurie elitiniais mes juos vadinam.
Tai iš tikrųjų labai rimtas klausimas, ar sutiko tokių žmonių, kad jie mums būtų kiek įmanoma didesni autoritetai ir į kuriuos mes galėtumėm kažkaip jų klausyti. Aš sutikau daug žmonių, kurie man yra autoritetai ir iš kurių daug mokinausi ir tebesimokinu. Nesutikau nei vieno, kuris nėra nuodėmingas, bet čia turbūt ne apie tai klausimas. Ne. Tai turbūt čia dar vienas aspektas atsivertimo, kad tai yra viso gyvenimo uždavinys. Kad niekad nepasiekia rezultato, kuris jau pasiekiau ir dabar jau atsivertęs. Tai čia būtų klaida. Nepaisant visos malonės, kurią gaunam, visų pastangų bendradarbiauti su malone, vis tiek ateis laikas, kai nupulsim. Tai šita prasme aš nesusitikus nei vieno tobulo žmogaus, kuris būtų toksai, bet taip esu sutikus ne vieną žmogų, kuris mane įkvepia. Ir netgi šito auditorijai tokių žmonių turiu. Gal galite trumpai sugrįžti, kur... O, galvojau, sakys, gal galite parodyti, kuris ne? Kodėl Jėzus nesugrįžo gelbėti Jono ir jis sakė, trumpai paminėsite. Jo, tai trumpas atsakymas turbūt būtų tai, kad Jėzus kaip žmogus, čia mes dabar leidžiamės į kristologijos vandenis, reiškia. Krikščionis tiki, kad Jėzus buvo tikras Dievas ir tikras žmogus, jeigu ką. Žinote, ne? Vienas asmuo dviejose prigimtyse. Ir savo žmogystėje jisai buvo ribotas. Gimė neturtingoje, okupuoto krašto šeimoje. Jeigu atsimenat pagal Evangelijų pasakojimus tvartelėje. Ir buvo dalykų, kurių jisai kaip žmogus turėjo išmokti išreikšti žmogišką prasme, turėdamas tą intimę vienybę su Dievu Tėvu, kaip sūnus, kaip antrasis švenčiausias trejybės asmuo, savo žmogiškume jis turėjo irgi ieškoti kelio, suprasti, kokie veiksmai veda į kokias pasakmes žmogystėje savo. Tai vienas galbūt būdas atsakyti tą klausimą būtų, kad jis irgi rinkosi, bandė suprasti, buvo pribotas tam tikrų žmogiškų aplinkybių, kaip ir mes esame. Bet dar daugiau turbūt, kad per visą tai pasireiškia galiausiai paties amžinojo Dievo pasirinkimas. Priimti tuos žmogiškuosius ribotumus. Tapti vienu iš mūsų pilnai. Tapti ne kažkuo, kas perkeičia istoriją per dominavimą, per kontrolę, bet perkeičia ją iš vidaus, parodydamas kelią, kaip mes turime rinktis savo iššūkio akivaizdoje, savo istorinių konfliktų, sunkumų akivaizdoje. Ir sunku pasakyti, mes neturim tiesiog to pakankamai Evangelijose apie tai informacijos, kas gyvyko tarp Jėzaus ir Jono Krikštytojo. Ir viena tik tai yra, man atrodo, tikrai aišku, iš visos Evangelijų nupieštos situacijos, kad pats Jėzus galiausiai irgi tampa to paties politinio režimo auka, galėtume sakyti. Kitaip sakant, kad Dievas pasirenka nugalėti blogį, ne jį sunaikindamas antgamtiniu būdu, vienu ypu, ar kažkaip stebuklingai įsikišdamas šiuo atžvilgiu į žmonių istoriją, bet kantriai primdamas tos istorijos, to blogio sukeltas pasakmes, kad jas ant kryžiaus perkeistų į naujo gyvenimo pradžią. Perkeistų tokiu būdu, kad mes vėl vis dar stovime panašių iššūkių akivaizdoje ir irgi kartu su Jėzumi turime rinktis. Rinktis gyvenimą tada, kai atrodo, kad mirtis grasina iš kiekvieno kampo. Rinktis viltį tada, kai atrodo, kad žmogiškai žiūrint nėra pagrindo tokiam pasirinkimui. Bet mes turim pavyzdį. Turim tą išbandytą, ištobulintą,
mūsų vadovą ištobulintą kančioje ir galiausiai mirtį ir prisikėlime. Tai nėra lengvo atsakymo į tą klausimą. Turbūt trumpas atsakymas yra, kad Dievas matė, jog taip yra išmintingiau mus atvesti į Dievo karalystę, negu kažkaip stebuklingų būdų sumanipuliuojant istorinę situaciją. Ir kaip Lonerganas sako, jeigu jūs norėtumėte dabar man prieštarauti ir sakyti, kad toks pasaulis anaiptol nėra pats geriausias iš visų įmanomų pasaulių ir kad Dievas čia apsiriko, tai jūs turėtumėt būti Dievas. Nes turėtumėt palyginti visus galimus pasaulius, tai tada nuspręsti, kuris iš jų yra pats geriausias. Arianda, tu kėlė ranką? Ne. O Jėzus atsivertinėjo, atsiprašau už tokį klausimą, ar augo, ar atsivertinėjo? Ne, šita prasme Jėzui nereikėjo atsiversti. Ta prasme, kad Jėzui nereikėjo atsiversti nuo nuodėmės į Dievą. Jis visada gyveno malonės pilnatvėje. Tai ačiū tikrai visiems už jūsų klausimus ir jūsų dėmesį. Ir gražių metų. Galbūt vasarą dar susitiksim. Man tai toksai kažkokios tiesos, šviesos gūsis, toksai dvasios gūsis, aš manau, per jūsų lūpas kalbėję šį vakarą. Ačiū labai. Ačiū labai.